Gerai. Labas, Ivet, su naujais metais tave išeis podcastas jau vasarį, kokį visi galvos, ką mes čia sveikinam. Bet smagu, kad podcastas grįžta, nauji metai 2025, nestabdom ir kalbam apie vestuvės. Taip, ne, kalbam apie dovanas. Kalbam apie dovanas. Kur mano dovana? Ja, tai dovanėlės bus vėliau, atsižvelgsim, kaip peržiūros rinksis, vis tiek, viskas. Čia nuo to ar ne? Aš Taip. Čia esu ta, kur atsakingas Taip, už peržiūros. O tu esi už visą organizavimo podcast'o. Va, šiandien suorganizuota viskas. Prie samanėlių esam. Parašė prie samanų susitinka. Ir važiuok tu Palangoje ieškok. Palangos Gras restorane esame mes. Žilvino viešbutyje, Taip. nuostabiam, atrestauruotam, kur tikrai esu turėjusi ne vienas vestuvės ir beje šitoje erdvėje esu ir turėjusi. Ir beje, praeitą savaitę dariau konsultaciją jauniesiems ir sakiau, kad čia reikia daryti, nes maistas yra tobulas, aptarnavimas yra puikus, tikrai graži vieta. Nenudėvėta, kaip sakoma, su terasom, pušynėm, arti jūra. Ką tu dar gali papasakoti apie tai? Aš čia nesu turėjęs vestuvių, tai esu turėjęs tokius įmonės renginius, bet kiek yra tekę užsukti, tai turime dėl to aptarnavimo, čia yra žiauriai fainas dalykas, kad tas restoraninio lygio aptarnavimas labai jaučiasi. Taip. Ir tai yra didelis pliusas. Aišku, yra tam tikrai galbūt niuansai ten dėl garso, bet vieta turi savo pliusų, savo minusų, bet tas grožis, manau, atperka. Ir jeigu tu turi ypač planuotoją, kuri tave viską informuoja, tai tau tų keblumų bus labai paprastai išvengti. Aš manau, kad kiekviena vieta turi savo klientus, kiekvienas klientas turi savo poreikius. Tai ne visi ar nenori švęsti vestuvės iki paryčių. Dabar tikrai yra madinga švęsti tokias trumpas ar ne vestuvės be vedėjų ir panašiai, kaip šiandien įvadas ar ne į mūsų temą. Tai gal eikime į reportažą apie Gras restoraną, parodykim, kaip čia yra gražu, nuostabu ir atvykite paragauti, koks čia yra skanus maistas. Tai sveikinamės iš žiemiškos, vis dar kalėdiškos Palangos. Esame viešbutyje Žilvinas, kuriame yra įsikūręs mano mėgstamiausias restoranas, turbūt pajūryje, Gras, su labai profesionaliu aptarnavimu. Turiu netgi savo mėgstamiausią padavėją, su kuriuo ką tik kalbėjau. Taip pat yra nuostabus virtuvės šefai, tikrai labai skanus maistas ir labai jauki aplinka. Pradėsime mūsų apžvalgą nuo lauko. Aišku, dabar čia yra šalta, turbūt matosi net tas garas iš mano burnos einantis, bet vasarą čia yra daug staliukų, daug gėlių ir žinoma šiluma. Mes turime tokį namelytį stiklinį, kuriame telpa apie 30 asmenų ir čia galima daryti nedidelės tokias jaukės, be savo muzikantų šventes, tiesiog kada norite pavakarieniauti, papietauti, kažkokias krikštynas netgi padaryti, tai šita erdvė yra tikrai labai populiari. Erdvės kaina šiuo metu yra apie 500 eurų ir čia reikėtų išleisti minimum 2000 eurų, jeigu norite užsisakyti čia erdvę, bet aš manau, kad tos pinigus labai yra lengva išleisti, kada turite 30 asmenų. Taigi jaukios vidaus šviesos ir šiluma mus kviečia į vidų pasišildyti ir apžiūrėsime pagrindinę restorano Gras patalpą, kurioje galima daryti mažas vakarienės arba užsisakant visą viešbutį galima švęsti šitoj erdvėje ganėtinai didelės vestuvės. Užeikime. Taigi, kaip ir minėjau prieš tai, esame pagrindinėje restorano erdvėje, kur galite tiesiog atvykti bet kurią dieną, čia papietauti, pavakarieniauti, savaitgaliais vyksta ir muzikinės programos, kiek žinau. Meniu restorane sudarinėja pragaro virtuvės šou šefai, tai čia tikrai labai daug pasako, kad šefai šiame restorane yra tikrai labai stiprus. Meniu galima sudaryti pagal jūsų poreikį, minimaliausia kaina meniu asmeniui yra apie 60 eurų.
Taigi pasižvalgykime po šią nuostabią erdvę. Taigi esame viešbučio foje su maloniomis, besišypsančiomis administratorėmis. Už manęs matote yra spa centras, kuriame galima pasidaryti įvairias procedūras. Tai tikrai rekomenduočiau iš vakaro jauniesiams atvykti čia apsistoti, pasimaloninti procedūromis, pavalgyti romantiškai restorane ir laukti savo didžiosios dienos. Na, o dabar eikime į viršų apžiūrėti kitų variantų jūsų vestuvėms. Štai esame antro aukšto foje. Šią patalpą taip pat galite naudotis, jeigu užsisakote visą antrąjį aukštą. Štai čia turime didžiąją salę, kurioje telpa apie 60 svečių. Turime terasą, kurioje irgi gali svečiai išeiti, pasišnekučiuoti ar ne, kaip sakant, kavos išsinešus į lauką. Taip pat turime dar 2 atskiras salytes, na ir einame mes jų apžiūrėti. Taigi esame pačioje mažiausioje patalpėlėje, mažytėje konferencijų salėje, kuri yra skirta privačioms vakarienėms iki 15 asmenų arba mažytėms konferencijoms. Tai tiesiog jeigu norisi privačios, jaukios aplinkos su savo svečiais, tai siūlau pasirinkti šią salę. Yra atskiri sanmazgai, yra 2 tokie atskiri poilsio kambariukai. Taigi, apžiūrėkime šią salytę. Šios salytės panoraminiai langai šiai vietai suteikia ne tik erdvės, bet ir prabangos bei estetikos pojūtį, kadangi pro juos atsiveria žaliuojančių pušų bei lauko terasos vaizdas. Be to, ši erdvė puikiai tinka ne tik šventėms, bet ir verslo susitikimams arba mokymams. Talpina iki 16 asmenų ir salė ši, kuo išskirtinė dar yra, kad joje reiktų švęsti šventes be vaikų. Turi atskirą įėjimą į terasą bei privatų įėjimą iš lauko, jeigu tam yra poreikis. Šios salytės nuomos kaina yra 300 eurų ir taikoma minimaliai išleidžiama kaina maistui, tai yra 60 eurų asmeniui. Iki 23 valandos. Po 23 valandos skaičiuojama 120 eurų valandinis mokestis. Garsas šioje salėje yra neribojamas. Didžioji konferencijų salė – 100 kvadratinių metrų patalpa, kurią esant poreikių galima pritaikyti gražiausiai vestuvių šventei. Ši erdvė talpina iki 60 svečių. Joje, kaip ir Deluxe didžiojoje salėje, garsas yra neribojamas, tad galimi įvairūs šventės formatai. Iki 60 svečių, jeigu reikia vietos šokiams. Iki 80 svečių, jeigu šokiai vyksta kitoje erdvėje. Nuomos kaina yra 500 eurų iki 23 valandos. Po to yra skaičiuojamas vėlgi valandinis mokestis 120 eurų. Minimali suma maistui asmeniui yra 60 eurų. Nu, dabar esame didžioje Deluxe salėje, kuri yra mano mėgstamiausia salė ir čia esu turėjusi ne vieną šventę. Ši salė talpina iki 60 žmonių. Aišku, jeigu norite turėti daugiau svečių, turbūt reiks švęsti stovimoje pozicijoje. Dėl maitinimo visi dalykai niekas nesiskiria. Mažiausia kaina žmogui yra 60 eurų. Šita salė yra tikrai tokia padalinta iš kelių erdvių, labai graži, tikrai įspūdinga ir estetiška. Štai čia yra išėjimas į lauko terasą, kurioje taip pat svečiai gali pailsėti, įkvėpti gaivaus oro, pasižiūrėti į gražius pušyno vaizdus. Taip pat ši salė turi savo barą. Bare barmenai gamina kokteilius pagal jūsų pageidavimus, gamina kavą ir kitus gėrimus, kokių jūs norėsit savo šventei. Taigi, dabar ko jums tereikia? Atvykti į Žilvino viešbutį, išsirinkti Gras restorano erdvę, kurioje norite švęsti savo vestuves, pasidaryti degustaciją, susidaryti meniu pagal savo poreikį, gėrimų meniu ir tiesiog atvykti švęsti savo šventę. Taip pat
Žilvino viešbutis jums gali pasiūlyti labai draugiškas apgyvendinimo paslaugas. Ir tikrai šita vieta yra mano pačios nuoširdi rekomendacija švęsti vestuvėms. Taigi, Palanga, jūra, švęskit! Tai vat, koks nuostabus yra šitas viešbučio restoranas, tikrai daug erdvių ir manau, kad didelis pasirinkimas, platus tikrai. Turime vien atskiras erdvės mažesniems šventėm, didesniems šventėm, labai didesniems šventėm. Labai smagu, kad nėra vienos vietos, jeigu, pavyzdžiui, tu turi, ten nori 40-50 svečių, turi čia, bet jeigu tau, nežinau, staigiai tas skaičius įsipučia, kas vestuvėse labai retas atvejis, bet jeigu taip jau nutinka, tau nereikia keisti kardinaliai visos vietos, tau pati vieta pasiūlo šalia esančias vietas. Taip. Nu ir aišku, be abejo, pridėkime tai, kad tokiose vestuvėse, ar ne, kada darome neilgą šventę, ne iki paryčių, tai dažniausiai svečiai nenakvoja, ieškosi kažkur nakvynės, tai nakvynę galima apsistoti ar ne pačioje šitoj vietoj. Taip, ryte pusrytukai, geri pusrytukai. Taip ir manau galima sudylinti gerus pasiūlymus nakvyniai. Tai gerai, eikime tada prie mūsų temų šiandienos, kalbėsime apie vestuvės. DVD. Taip, labai fain. Aš šiandien kaip tik mes diskutavom, važiuojant čia Karalių čiate apie šitą fenomeną. Nu, ne fenomeną, bet tokią mintį. Tai mes esame jau kalbėję, man atrodo, šitą temą, gal netiek buvom įsiplėtėję. Tai aš manau, mano pozicija yra labai paprasta. Turiuomenį, aš galbūt sakyčiau, kad ne vestuvės be vedėjo, bet gal vestuvės be žaidimų labiau yra toks, tas dalykas. Nes tas vedėjo dalykas, ką jis atlieka, turiuomenį, ar vedėjas yra skirtas tik žaidimam, čia yra galbūt toks įsistovėjus klišė. Tai tada taip, sutinku, kad ne visose vestuvėse to reikia. Bet jeigu vedėjas toks kaip informacijos palaikytojas, tos geros nuotaikos palaikytojas, tai aš manau, kad to reikia, nes tiesiog leisti vestuvėm plaukti savo vagą yra gana rizikinga. Aš čia tave papildysiu, kad ir trumpai taip ir aiškiai pasakysiu, nes tu čia nelabai aiškiai pasakai, kad vedėjo tiesiog yra funkcijos dvi, ar ne, užimti žmonės. Tai čia kalbam apie žaidimus įvairius, kažkokius, nežinau, stand-upus vedėjų ir įvairius pasirodymus. Ir antras žmonių koordinavimas. Tai ties pirmų variantų ar ne be vedėjo mes galim tikrai apsieiti, kada kalbam apie užimtumą, nes užimtumas gali būti įvairūs muzikos grupės, ten kažkokie stacionarūs ar ne, užimtumai, pokerio stalai, viskas apie ką mes jau esame ar ne aptarę praeituose podcastuose. Tačiau tas žmonių koordinavimas, ypač kada mes turim tradicijų ir panašiai, tai vis tiek tą vedėjo rolę, kaip sakant, ją turi vis tiek kažkas ar ne atpirkti. Tai aš tikrai turiu, kokį gal 30% vestuvių be vedėjų. Tai pernai tikrai tai buvo pas mane tarp mano jaunųjų ganėtinai populiaru. Tai galiu pasakyti taip, kad vienose vestuvėse tuo vedėju buvau aš pati. Vedėjas, ne vedėjas, ar ne? Bet kokiu atveju mikrofono reikėjo, todėl kad tai buvo 50 žmonių. Nidoje kelios erdvės ir kad sukviesti visus, tarkime, torto pjovimui, sukviesti visus vakarieniai prie stalo, tai turi kažkas tai padaryti. Nes tas toks tiesiog tylus ar ne žmonių nukreipinėjimas gaunasi toks labai ilgas procesas. Kitose vestuvėse vedėjų tas rolės atliko patys jaunieji. Tai jaunieji tikrai tokie ganėtinai iškalbingi, kaip aš sakiau, reikia jums patiems eiti vestuvės vesti. Tai tiesiog mano darbas buvo jiems visada pasakyti, kuriuo metu ar ne, ką dabar darom, ir jaunieji tiesiog patys atlikinėjo. Arba kitas variantas, ar ne, kažkas iš svečių galėtų šitą dalyką padaryti. Tai va, iš tikrųjų nereiktų bijoti to, kad nėra taip, kad vedėjas čia vien tik tai žaidimukais jūs užiminės, ar ne?
Tai yra įvairios kitos veiklos tiesiog, kurios apjungia žmonės, tiesiog ar ne yra kaip užimtumas. Daugiau dabar tie vedėjai trendina, ar ne, kaip pavadinti tą tokią stilistiką kaip tu, Žygimantas atlieka toks kaip stand-upas, nes stand-upas tiesiog Nežinau, mes įmame, einam ir kalbam. Taip. Eini ir kalbėti. Toks kalbėjimas jis tiesiog su svečiais, kur kalbina svečius, kur pasijuokia, kur kažkokiu tai bendru ar ne temų atranda, tai iš tikrųjų nereikia bijoti, tiesiog reikia susirasti teisingą vedėją, ar ne? Tai va, tai aš labai galbūt tą palaikyčiau, kadangi aš šiek tiek kitą tą stilistiką gal propaguoju, tai aš sutinku labai tam, to klausimu, kad ar ten reikia to vedėjo ar nereikia, tai čia labai tos skirtingos stovyklos yra. Vienintelio, su ko nesutinku, tai jeigu poros galvoja, kad neturėdamas atsisako vedėją ne dėl savo kažkokiu ten vidinių norų ar kažko, bet dėl taupimo sumetimų. Taip. Dėl to, kad jums tikrai reikės kažkaip tą vakarą užimti, tai ar tai būtų grupė, ar tai būtų pramogos, tai tas pinigėlis tikrai įsileis. Aš nežinau, žinai, aš tiek su samatom nesusiduriu, kiek tu susiduri, bet ar tikrai tai sutaupo? Aš bent jau galvočiau, kad nelabai. Čia aš manyčiau, kad čia nėra tas taupimo klausimas. Tu teisingai sakai, čia nereikia iš vis šito klausimo kelti. Čia labiau yra klausimas, ar jūsų svečiams ir jums patiems reikia to vedėjo. Nes aš esu tikrai turėjusi tokį variantą, kur, čia mūsų svečiai, jie čia buvo tikrai ir iš humoro klubo veikėjų, ten tose vestuvėse tokių žymių tikrai žmonių susirinkę. Ir buvo žmonių, apie 90 mes turėjom vestuvės, buvo Dūmų fabrike, tikrai buvo, ta prasme, suorganizuota, jau buvo maks viskas, dienos eiga surašyta žmonėms, ar ne, lentelė stovėjo, koordinatoriai, ar ne, kurie pasakojo žmonėms pranešama informacija, bet jaunieji galvoja, kad jiem nereikia vedėjo, bet iš tikrųjų ir nesuveikia. Šituo atveju nesuveikia, kad ir mes ten su grupė buvom susitarę, kad grupė ten pranešinės kai kurios dalykus, bet tiesiog grupė paėmė ir pamiršo, žinai, ten pavyzdžiui, pakviesti visus tortai. Tada aš ten su mikrofonu bandau, žmonės, pusė išėjo, žinai, lauką, Dūmų fabrikas, didelė erdvė, niekas negirdi. Tai realiai išgelbėjo tai, kad patys jaunieji, sakau, davai jūs patys susikvieskit, nes, sakau, čia neatpjausimės to torto, žinai, padavėjai stovi. Žmonių daug, visi išsiskirstė, niekas nekreipia dėmesio, tai manau, kad jų atveju reikėjo, todėl kad 90 žmonių, nebūtinai visi bus draugai, tai buvo grupelė žmonių, jie labai buvo tokie susiskirstę, šiaip fainos buvo vestuvės tikrai, ta prasme, bet to 1% reikėjo, aš manau, kad sukabintų visus ir yra tikrai ir paprastesnių ar ne šeimų, kur žmonės net nesupras, ką reiškia tos vestuvės be vedėjo, ką dabar daryti. Jie nemoka linksmintis, jeigu kažkoks žmogus ar ne jų neužvedinė. Tai čia iš tikrųjų, į šitas klausimus būtinai reikia atsakyti ir kad tą biudžetą sutaupyti, tai aš nemanau, kad labai čia, žinai, sutaupys, jeigu tu iš vis jokios programos, žinai, neturės. Bet jeigu jau kalbame apie tai, kad taupyti ir galvojat, kad niekuo nereiks užimti norint linksmų vestuvių, tai tikrai ne, nes reikės ir didžėjaus, reikės ir grupės, reikės ir grupiai įgarsinimo. Taip. Reikės kažkokių stacionarių užimtumų, ten, nežinau, sakau, vienose vestuvėse buvo pokerio stalai, todėl kad jaunieji mėgsta žaisti pokerį, kitose vestuvėse ten visokie lauko žaidimai, fotoboksai. Daug dabar, manau, yra pilna pasirinkimų. Taip, pasirinkimą yra pilna, bet tai nereiškia, kad jūs šitoj vietoj sutaupysit. O šiandien turime svečius, kurie mums padainuot gali, ne, vietoj Aurimo. Vietoj Aurimo galėtumėte samdyti grupę. Jo, ir šiaip žiauriai geras dalykas yra tai, kai jie siūlo, tai jie papasakos tikrai patys Midnight Gents ir Jonas čia tikrai papasakos, ką jie siūlo, nes aš asmeniškai buvau... Nežinai, ne? Ne, aš buvau jų pristatymę viso to
kai siūlo ir tiek daug po vienu vardu, tai čia yra, wow, tikrai rasti ką pasirinkti. Nes manęs, kai jaunieji, pavyzdžiui, klausia dėl grupės ir, pavyzdžiui, nežino, ko nori, tai nusinti vieną linką ir jeigu neras tenai, tai tada neįsivaizduoju, kur gali rasti. Ok, tai pasikviečiam Joną ir žiūrim. Tai va, sveikas Jonai, na jau sveikinamės, bet dar kartelį. Prieš kameras. Tai pats tikriausiai ir svarbiausias klausimas yra visiems žiūrovom, tai kas yra tas Midnight Gents? Nes seniau visi galvodavo, kad yra, nežinau, toks vienas sąstatas, aš tai žinau, koks platus yra Midnight Gents repertuaras. Tai trumpai. Taip, tai Midnight Gents yra muzikiniai projektai, kuriuose mes atlikinėjame žinomus muzikinius kūrinius. Tai labai dažnai mes koncertuojame ir įmonių vakarėliuose, ir vestuvėse. Tai mūsų sudėtis yra būgnai ir bosas, tai aš groju su būgnais jau virš 20 metų. Ir pas mus projektuose dalyvauja atlikėjai, vokalistai, turime nemažai merginų, yra ir pora vaikinų. Aš galiu pertraukti, Taip. O kokie iš tų žinomesnių vardų dainuoja sąstatę jūsų grupėje, ką galima pasirinkti? Taip, tai vieni populiariausių mūsų jau ilgalaikiai projektai, tai būtų su Gabrielė Sankevičiūtė, su Gintarė Korsakaitė, su Beti, tai 3 merginas turim. Ir dabar nesenai dar pristatėme keletą projektų, tai būtų vienas su Nijolė Pareigytė, toliau su Eglė Jakštytė turim Latino projektą. Ten, jeigu neklystu, dar yra ir būgnai dar įeina į tokį momentą. Bent jau per pristatymą mačiau, kad buvo. Taip, tai padarėm tokį miksą Latino projektą. Prie mūsų dar prisijungė perkusistas Gediminas Mačiulskis. Jisai turi savo Afrikos būgnų mokyklą ir turi labai daug mokinių. Jie ir patys atskirai koncertuoja. Tai mes padarėm tokį miksą. Eglė Jakštytė, kadangi turi labai stiprų balsą ir irgi jinai visą laiką norėjo padaryti Latino projektą. Ir taip mintis sutapo, kad praktiškai susijungia bendrai jėgos ir mes tada turime šventę ir pasigrojimą su afrikiečiais būgneliais. Tarp kitko, nesenai turėjome vieną tokį koncertą, kur buvo išdalinti 50 džembių, tarkim, įmonės šitiem dalyviam. Ir jie visi kartu ten prisijungė, grojadami ritmą, tai praktiškai visi užsikūrė iš karto nuo pirmo momento ir iš karto tada vakarėlis prasideda. Ir tada mes tęsim Latino programą. Čia žiūri įdomi, nes... Šiaip variacijos, tai pas jūs apskritai tokios, aš net nežinojau apie šitą. Nes gerai, jeigu aš neklystu, per summitą jūs irgi darė taip pat, kaip mes, tik tai mums reikėjo išvykti anksčiau, tai nepastebėjom, bet aš jau pamačiau tos būgnelius, pamačiau Eglę. Aurimas prisigėrė, reikėjo. Taip, čia, žinai, čia kiekvienas turi savo demonų. Iš tikrųjų stengiamės dabar plėsti savo galimybės, nes matot, skirtingi užsakovai, jie turi tam tikrus poreikius ir norisi padaryti kažkokią tai įdomesnę tą šventę. Tai žodžiu, padarėm projektą Latino ir su tais būgneliais, kad įtraukti publiką. Toliau dabar turim irgi dar naują projektą su Evaldu Rageliu. Tai jisai, su juo padarėm projektą karaoke. Tai žodžiu, ir mes leidžiam per ekraną žodžius ir žmonės ateina dainuoja. Tai turėjom irgi jau ne vieną pasirodymą, tai būna toks formatas arba renka kaip įmonės žvaigždė kažkokia, arba būna komandinis pasirinkimas, kad kažkuri komanda išsitraukia tam tikrą dainą, pasiruošia ir lipa ant scenos pasirodyti. Po to gali būti komisija balsuoja. Tai žodžiu, labai faina. Dar galvoju. Tai čia mes turim dar vieną variantą, ar ne, tos karaokės, kas buvo iš tikrųjų labai populiaru, bet galbūt ne taip ar ne įėjo į rinką, todėl kad tik vienas buvo tiekėjas šito dalyko, tai dabar galima ar ne ir pas jūs gauti šitą paslaugą. Jo, iš tikrųjų bandom galvoti naujus variantus, kuo dar galima būtų nustebinti, tai visą laiką norim judėti tendencingai į priekį, tai tikrai labai prašom visą laiką, jeigu turit idėjų, turit pasiūlymų, mes galim padaryti praktiškai bet kokį projektą. Jeigu yra galimybių, resursų, tai mes už tai. Aišku, turi būti ir paklausa, bet gali būti ir pasiūla. Tai mes siūlom vienokius, kitokius variantus ir kiekvienas atlikėjas, užsakovas, jisai gali išsirinkti tai, ko jam reikia, kas jam patinka, tinka. Tai šiek tiek prasiplėtėm į tą rinką, tai žiūrėsim, ką galėsim pristatyti dar ir toliau. Žiūrėk, mes galim kokį projektą, žinai. Ne, bet aš žinok, aš man atrodo, čia Jonas tai ir turiu omeny, kad žinai, kai
pamatai vestų, išgirsti jaunųjų svečių, gal kokį poreikį, kalbi su juo, žiūrėk, aš čia girdėjau, tas variantas turėtų būti. Tikrai būna tokių, kur tiesiog mūsų rinka neturi tų dalykų, ten iš užsienio, žinai, pavyzdžių, pamatai, tai vat, kada žinai, vat, kad turi žmonės, kurie būtų padaryti kažką kitaip, tai yra labai faina žinoti. Nes, vat, kaip mes ir pradžioje kalbėjom apie tas vestuvės, kuriuose nėra vedėjo, tai vat, tokie dalykai su karaoke, dar ypač kai Evaldas pats yra vedėjas, tai būgnais. Arba su būgnais, tai iš viso toks, nes jūs visi esat gyvi, kas yra matę jūsų pasirodymus, turiuomenį, tiek tu kalbi, tiek bosas būna palaiko, tiek pats atlikėjas pakviečia visus. Tas yra smagu, o tikriausiai klausimas yra, pavyzdžiui, jeigu tavo užduotų klausimą, nežinau, arba pats girdi iš klientų, kodėl verta, pavyzdžiui, sakyti Midnight Gensus. Turime esminiai dalykai, ką dažniausiai girdi, ką žmonės sako, kodėl buvo verta. Taip, tai daugiausiai gaunam atsiliepimų, kad visi, kaip pasakyti, dėkoja ir džiaugiasi, kad buvo užkurtas žiauriai geras vakarėlis. Tai mes ir stengiamės daryti, kad išjudinti publiką, ten ir patys šokinėjom, patys užduodam klausimus, ten, žodžiu, su publika kartu dainuojam, duodam jiem frazę padainuoti, išeinam į priekį, parodom judesiuką, po to net kartais paprašom visų atsitūpti ir jau kai ateina muzika iki tam tikro momento, sakom, kad pašokom visi. Tai žodžiu, pilnai užimam publiką, tai visi būna praktiškai ir padainavę, ir pašokę, ir, žodžiu, pilnai. Viską gauna. Jo, viską gauna ir tas iš tikrųjų ir tie geriausiai žinomi hitai yra visiems gerai žinomi iki kaulo, ta prasme. Tai kiekvienai amžiaus grupiai. Ir, ta prasme, tada įvyksta tas vakarėlis jau toks, kaip ir turėtų būti. Jeigu žinot geresnę formulę, pasakykit, padarysim. Nes man tai įdomiausias dalykas yra, tiksliau, galbūt čia vienas iš didžiausių pliusų, kai visi žmonės jūsų komandai yra profesionalai ir, pavyzdžiui, jeigu būna 2 išėjimai, ką aš dažnai, pavyzdžiui, pastebiu, kai dirbam su jumis, kad pirmas ten išėjimas ir nors būna, pavyzdžiui, ten jauniesiems, jeigu kalbam apie vestuvės, ten įsiustas dainų sąrašas, kad jūs galit momente iš karto, nežinau, ten keisti kažkokias dainas antram išėjime ir tiesiog, iš tos profesionalios pusės, kad ne taip, kad turim, tiek ir ne kitiek. Tai, labai fainai, kad prisitaikot labai prie publikos. Jo, labai ačiū. Iš tikrųjų, mūsų vokalistas jau turi per ilgus metus, kol mes dirbam, pakankamai platų repertuarą kūrinių. Šiaip yra ir užsienietiški kūriniai pakankamai gerai žinomi, 80s, 90s, plus visi šių laikų hitai, kas per radiją skamba. Tai mes stengiamės rinktis tos jų laiko patikrintus hitus. Plus visi lietuviški hitai, kurie jeigu išeina, mes stengiamės irgi bandyti juos atlikti, kad prisitaikyti. Taip, būna įvairių renginių, būna kartais, pavyzdžiui, pageidauja anglų kalba, kad būtų viskas, tarkim, netgi ir vedimas kartais arba pamiksuoti, arba kad nori daugiau lietuviškų kūrinių, tai irgi stengiamės tą programą, žodžiu, sudaryti tokią. Tai dėl to, kai mes turim didelį sąrašą kūrinių, mes siunčiame užsakovam, kad jie išsirinktų, tarkim, jeigu yra 2 dalių programa, tai praktiškai iki 24 kūrinių gali išsirinkti, jeigu ten kūriniai po 3,5 minutės, tai tada jie išsirinka savo patinkančius kūrinius ir viskas, ir mums aišku. Aišku, būna tokių dalykų, kad, tarkim, kažkas turi kažkokį savo ten mėgstamą kūrinį ir nori, kad jį ten, tarkim, mes atliktume. Aišku, reikia vis tiek vokalistai papildomai mokytis, tai yra papildomas darbas, tai mes turim irgi tam tikrą susitarimą, tai jeigu jie pageidavome, galima susitarti dėl to kūrinio pasiruošimo irgi prieš protingą laiką, kad spėtume pasiruošti, ir galima atlikti, tai irgi. Kadangi, turi daug įvairiausių projektų, dažnai žmonės galbūt išgirdę ypač grupės, girdi tokius žodžius kaip ten būgnai, bosinės gitaros gal taip nebijo, bet jiem automatiškai kyla klausimas dėl techninio išpildymo. Aš žinau, kad jūs ten telpat į, jums daug ploto nereikia. Tai... Čia kalbi, kiek vietų sužinau? Ne, aš labiau dėl tos techninio, išpildymo, ar tas techninis raideris, ar jūs... Aš žinau, kad jis nėra sudėtingas, bet ar jūs patys labiau linkę to rūpintis, ar koks jis yra,
ar nežinau, ar labiau perdodat Aš kažkokią truputį supaprastinsiu klausimą. Ne koks jis yra, nes techniškai niekas nesuprastų, jeigu tu pasakytum. Tiesiog, ar techniniu to išpildymu jūs patys rūpinatės, ar reikia samdytis? Garsistas, aparatūra? Jo, aš trumpai papasakosiu minutėlę tokią istoriją. Žodžiu, šitą klausimą praktiškai kiekvieną kartą mes susilaukėm iš jaunų. Tai dabar kas yra tas techninis rideris? Dabar techninis rideris, kodėl jis vadinasi? Tai žodžiu, tai yra tam tikra aparatūros dalis, kuri yra mums reikalinga įgarsinti muzikinę grupę. Tarkim, mes, plus kodėl tai atskirai yra skaičiuojama ir kad tai neįeina į mūsų kainą, todėl kad mes, kaip muzikantai, mes visą gyvenimą mokomės atlikti muziką, išpildyti kūrinį, domėtis muziką ir praktiškai scenoje reikšti tą atlikimą. O yra kita techninė dalis, tai yra pavyzdžiui žmonės, kurie išmano garso akustiką, kurie žino techninės niuansus, kurie žino, kuris pultas, kuris mikrofonas, kuris yra geresnis, kaip ką daryti, tai yra garso inžinieriai. Ir jie irgi tai studijuoja kaip atskirą sritį ir tai yra svarbi dalis. Taip, tai dabar vienas iš tokių atvejų yra, kai jeigu, tarkim, turim vestuves, dažniausiai užsisako jaunieji, jau pradeda ten planuotis ir jeigu užsako vedėjas su didžėjus dažniausiai jau turi savo aparatūrą. Tai va, tai žodžiu, tokiu atveju ta aparatūra, jeigu yra, tai jau yra kolonėlės. Dažniausiu atveju jie leidžia, jeigu papildomai užsako grupę, leidžia naudotis didžėjus kolonėlėmis, nes jaunieji jau yra už tai sumokėję, už tą garso aparatūros nuomą. Bet tos kolonėlės, jos yra, kaip praktiškai, jos yra paruoštos galbūt vedėjo ir didžėjo darbui, ne? To užtenka. Bet jeigu reikia dar papildomai grupės, tai praktiškai tie instrumentai mūsų, kur mes grojam su būgnais, jie turėtų būti įgarsinti su mikrofonais, kad būtų pakankamai kokybiškas garsas. Bosinė gitara turi būti įgarsinta, vokalas turi būti įgarsintas, plus mes turime turėti tokias mažas tokias, kaip pasakyti, stoteles ausių, nes mes vaikštom ir jos yra bevėlės. Mes per ten girdim muziką. Daug kas klausia, ką jūs ten tos jūs nesigirdi. Tai yra toks dalykas, kad mes girdim tą pačią muziką, ką jūs girdite kolonėlės. Jeigu kolonėlės yra nusuktos į priekį, mes praktiškai ten negirdim. Kas būtų, jeigu mes šito neturėtume, mes eitume į priekį klausytis tų kolonėlių ir tada mikrofonas užsivestų nuo kolonėlių ir būtų toks cyp. Tai žodžiu, dėl to mes turim tai turėti. Dabar žmogus, kuris specializuojasi visų tų dalykų sujungime, yra garsistas. Tai jo darbas yra labai svarbus. Ir jisai neša muzikinį pultą, į kurį sujungia laidus su mikrofonais, viską suderina garsą, kiekvieną pasižiūri, kuo daugiau, kuo mažiau ir viso renginio metu prižiūri garsas, kad nebūtų per daug, kad nebūtų mažai. Nes yra toks dalykas, kai praktiškai, jeigu yra sienos plikos apie akustiką, jeigu šnekant, tai garsas labai atsispindi, labai daug aukštų dažnių. Jeigu prisirenka daugiau žmonių, tai jie yra jau su drabužiais, tai tie aukšti dažniai susigeria, vėl pasikeičia garsas ir jisai turi praktiškai tą žiūrėti. Dėl to labai svarbu turėti profesionalą, kuris tai padarytų. Mes taip pat turim partnerius, kuriais dirbam, jau esam susidirbę ir jie turi pačią naujausią techniką. Tai žodžiu, jie gali pasirūpinti ir mūsų tuo daliniu įgarsinimo išpildymu, tai reiškia prisijungiant prie didžėjos kolonėlio, arba jeigu yra kažkoks tai renginys, kuriam jau reikia pilno įgarsinimo, taip pat gali pasirūpinti ir įgarsinimu, ir apšvietimu. Ir didžėjų ir taip toliau. Tai, žodžiu, įvairių paketų yra, jeigu bus įdomu, tai, žodžiu, galima bus daugiau susisiekti. Tai va, tai dar noriu pasakyti, kad tas garsistas įgarsinimas yra svarbus. Tai va, techninis rideris ir yra tai, kad dalis tos aparatūros plus šito garsisto darbas, jisai padeda mūsų grupiai suskambėti kokybiškai toje vietoje, kur yra, žodžiu, jau garso aparatūra. Tai dabar aš greitai noriu apibendrinimą tokį padaryti, kad į jūsų kainą įgarsinimas neįeina, bet jūs galite ar ne pasiūlyti savo klientams aptarnavimo tą įmonę, su kuria ar ne dirbate. Taip. Jo. Tai va, šitie dalykai svarbu, kad garsistas būtinas, tai čia kas be ko, mes vis dar laiminam, nes vis dar aš kaip ir pats sakau, kadangi dirbu su savo komanda, žmogus, kuris yra didžėjus, jis nėra garsistas. Aš galiu paminėti tokį dalyką, žinokit, tikrai būna, kad susidurėm, būna, kad gal čia pataupyti, gal dar kažkas, žinokit, tiek buvom susidūrę su įvairiais tokiais atvejais, kaip praktiškai garsina didžėjus ir aš jau iš patirties matau, kad jis nelabai supranta, ką jis daro.
Ir aš žinau, kad aš čia stovėdamas, aš priekio nesuvaldysiu priekinių kolonėlių, nes aš turiu būti ten ir klausyti. Ir jeigu aš jam jau sakau, kad tu taip daryk, tai dabar jau veikia, tai nėra gerai. Ir ten tas 100 eurų sutaupytas, jisai praktiškai gali po to nulemti, kad grupė skambėjo prastai, ten fonavo. Ir tada kas kaltas, tada atrodys, kad grupė kažkaip ten nesuskambėjo. Tai vat kartais, žinokit, tas pataupimas. Žodžiu, tas ant didžėjaus ar ne pastatyta visą įgarsinimą tas pats, kas Kinijai nusipirkti. Kaip, jo, būna. Aš suprantu, kad būna kartais ir ribotų biudžetų, bet matot, tas ir būna ir atsistoja į bendrą rezultatą. Tai iš tikrųjų mes jau turim per ilgą laiką atsirinkę ir žmonės, su kuriais dirbam, ir jau laiko yra patikrinti dalykai, tai tiesiog stengiamės nekartoti klaidų. Supratau. Šiaip svetingumo raiderį kažkai turit? Svetingumo. Taip, tai yra vadinamas hospitality rideris, kodėl jis reikalingas. Taip, tai žodžiu, mes nesam labai reiklus, bet tiesiog žmogiškai paprastai, jeigu mes atvažiuojam į kažkokią tai vietą dirbti, dažniausiai mes Vilniuje, kai esam, Vilniaus regione ten nesam tokie reiklus, bet jeigu važiuojam kažkur ten toliau, tai praktiškai mes visą dieną ten turėsim būti. Jeigu ten yra kažkokia tai tolimesnė sodyba, tai tarkim, mums reikės garso patikrą pasidaryti ir iš po to laukti koncerto, nes nelabai ką mes ten ir padarysim. Ir tada, kaip pasakyti, vis tiek mes jau turim būti toje vietoje, tai tada kur mums nuvažiuoti pavalgyti, tai dėl to mes prašom, kad bent jau kaip personalui dirbančiam, kažkiek tai valandų ilgesnį laiką, kad būtų bent jau ten po vieną karštą patiekalą. Tai vakarienė. Tai čia kaip ir kiekvienam ar ne žmogui, kuris dirba, tai dar vieną dalyką noriu irgi paaiškinti, ko žmonės nežino, kad jie galvoja, kad grupė ar ne pasirodo nuo 10 valandos, tai kam jiems tas karštas patiekalas, bet turim nepamiršti, kad yra ar ne ir tas soundcheckas, kada atvažiuoja ar ne apie kokią 3 valandą žmogus ir tarkim iš Vilniaus atvyksta į Klaipėdą, tai jisgi nevažiuos namo iki tos 10. Jie reiškia visą dieną yra paskyrę jums, tai todėl reiktų pasirūpinti tuo svetingumu. Jo, ir mes visą dieną praleidžiam, vis tiek tam praktiškai dabar mums prieš koncertą taip pat reikalinga patalpa pasiruošimui, kad turėtume daiktus, kur pasidėti, kad nevaikščioti prie svečių. Ir tada mes po soundchecko to garso patikros, kaip pasakyti, mes tokią kaip repeticiją turim prieš susirenkant svečiams, kad pasitikrinti, kad jau kai stosim ant scenos koncertuoti, kad viskas jau iškart bus sutvarkytas garsas. Tai ta procedūra, soundcheckas gali trukti iki pusę valandos. Tai žodžiu, pasitikrinam, kad viskas bus idealiai ir po to jau svečiai jau renkasi, tai yra suderinama ir mes laukiam koncertų. Tai praktiškai mūsų vokalistėm reikia vis tiek ten valandos pasidažyti, persirinkti suknelę, reikia tualeto, veidrodžio reikia, nes kartais nebūna. Tai aišku, Lietuva yra Lietuva, visko būna, tai dėl to stengiamės prisitaikyti prie situacijos, bet aišku, būtų malonu bent jau tuos bazinius tokius reikalavimus, kad išpildyti. Tai aš manau, kad kada mes gaunam ar ne ten kokios Jessicos Shy yra labai didelis hospitality, tas rideris, tai visada galima skambinti su vadyba, tiesiog tartis, kas yra būtina ar ne, ką galima tiesiog išbraukti iš to sąrašo. Tai čia, man atrodo, žmogiški tokie dalykai ir viską galima suderinti pagal situaciją. Jo, iš tikrųjų labai norim būti patogus užsakovam, kad nepridaryti, kaip pasakyti, kažkokių didelių sunkumų, kad mes čia labai reiklus, kad mums čia tik taip, o kitaip netinka. Tai, iš tikrųjų, žmogiškai derinamės ir aš manau, kad gan paprastas dalykas įsigerti vandens sumuštiniuką suvalgyti. Tai, bet yra klausimas tikriausiai visą šitą dalyką, kad, pavyzdžiui, žmonės tikriausiai dabar klausydami arba ten žiūrėdami podcastą pradės konspektuotis, kad, turime čia nepamiršto, tai tikriausiai visą šitą dalyką, nežinau, bendraudami su jumis išgirsta arba randa sutartį. Taip, mes įtraukiame sutartį tuos aspektus, kad, žodžiu, mūsų sutarimai tai yra data, vieta, atlikėjas, gal net ir pasirodymo laikas, aišku, būna keičiasi truputį, bet mes pristaikom viskas tvarkoja. Tai, kad būtų ir techninis rideris išpildytas, ir tas hospitality. Tai praktiškai mums ant scenos vis tiek grojant, dainuojant, tai mes kai aktyviai tai darom, tai norisi ir vandens atsigerti, tiesiog prašom 3 buteliukų vandens. Tai ir viskas. Tai gerai. Aš dar tik pabaigai vieną. Bet tavo labai jau įsiplėšė. Ne, toks vienas pabaigai. Tai pabaigėlis tiesiog, kaip patogiausia jūs rasti. Tai ir norėjau paklausti. Super, labai gerai. Kaip tiesiog susisiekti, nes tikrai, aš
Tiesiog kaip planuoto ar ne iš savo patirties ir kuo klientai dažnai skundžiasi, kad nežino, kur rašyti. Rašom į Facebooką, rašom į Messenger, rašom elektroniniais, tai kaip vat, su jumis, koks patogiausias susisiekimo būdas ir kur pasižiūrėti tiesiog tą portfolio. Jo, tai patogiausia būtų užsukti į mūsų website, tai yra www.midnightgents.lt. Tai va, tai ten yra ir iš tikrųjų mūsų visų projektų katalogas padarytas, tai yra nuotrauka, mūsų aprašymas atlikėjo, plus kūriniai pateikti, kuriuos mes atliekame ir ten yra visi projektai surašyti. Plus dabar jau už savaitėlės turėsime ir naujus projektus 25 metam. Pasirodo 4 projektai. Ar jūs norite sužinoti, kas tie projektai? Nu, bandom. Gerai, tai iš tikrųjų mes nufilmavom videoklipą su Jurijum Veklenkom, po to su Keitė Arai, kuri veda Kakadu. Taip, žinom. Toliau Kotryna Jodzevičiūtė, su Gabrielium Vageliu, kur dainuoja kartu, ir Indrė Malakauskaitė. Tai yra iš Kretingos atlikėja, jinai buvo dalyvavusi ir Lietuvos balse, turi labai stiprų balsą. Aš tiesiog ją pažįstu dar nuo akademijos laikų, kaip žmogų charizmatišką. Tai irgi, bet šitie projektai yra jau bus tokie dar naujesni. Dėl ko taip siekiu padaryti, dėl to, kad praktiškai tie, kurie jau buvo mūsų užsakę, kad sakyt, mes jau bandėm šitą, tai kad iš tikrųjų duoti jam kažką naujo pabandyti dar šiais metais. Aš manau, kad čia 5 metų perspektyvai visi atlikėjai bus toks, kur visi atlikėjai. Na tai mes čia su Midnightais dirbam, Nebus atlikėjo. Tiesiog Midnight Gents kreipiesi ir viską gauni. Tokį katalogą. Jo, iš tikrųjų, gerai, pagrįžkim kaip dėl to susiekimo. Tai Midnight Gents LT ir ten yra galimybė, žodžiu, ir mūsų raiderius pamatyti, ir programas, ir aprašymus. Visi projektai turi video. Tai galima pamatyti, kaip mes atrodom, kaip mes dirbame, kokie kūriniai maždaug skamba, kaip charizmatiškai dirba mūsų atlikėjos. Tai va, ir yra mygtukas užsisakyti, tai praktiškai jūs ten galite užpildyti formą. Visą laiką atsakau, va, net vakar vakarė buvau gavęs užklausą 11:30, o žiūrė, mailas atėjo, nauja užklausa ir iškart įsiunčiau pasiūlymą. Tai praktiškai ten parašote datą, parašote vietą, ar turite išsirinkę atlikėją ar ne, ir aš tada paklausiu atlikėjų, ar būtent tą dieną yra jie laisvi. Gal kartais užtrunka kai kurie, kol atsako. Tai tada aš duodu atsakymą ir patikiu pasiūlymą, ir tada laukiam kitų detalių. Nu ką, super, viskas taip aiškiai ir kiek aš pati sužinojau šiandien daug informacijos. Tai ką, Jonai, dėkui tau labai, kad atvykai. Aš manau, greit sustiksim. Jo, sėkmės. Dėkui. Sėkmės jums tose projektuose ir tikrai, labai fainiai. Aš esu už tokius žmonės, kad jų daugiau. Malonu, ačiū jums. Gerai. Labą dieną. Haha, jau sveikinamės. Tai viskas gerai. Gerai. Labas, Aurimai, ką tu? Gerai, važiuojam. Pum. Gerai. Nu tai va, tai fainė, ne, ta grupė visą. Oi, kokia faina. Prie širdies dėk. Jonas, fainas. Jaudino šiek tiek Jonas, bet labai labai smagiai pasiklausė. Pirmas kartas žmogui ant scenos, žinai. Ne, šiaip šaunuolis. Susiklausę, tikrai galit užeikit į www.midnightgents.lt, ten rasit visą informaciją. Jeigu ką, skambinkit, rašykit, jie tikrai atsakys. Taip. Tai o dabar turim dar vieną svečią. Pakalbėsime apie tai, kad Aurimas negali būti planuotojai. Ne, aš prieš tai kalbėjau, kad planuotojo profesija yra labai sunki, jie dalį tų pinigų tikrai yra verti. Tai dalį. O dabar mes keliaujam pasikviesti pašnekovą, kuris Apie alkoholį pakalbėsime. Taip, normaliai po švenčių. Nors va geriam nealkoholinę degtinę. Nealkoholinę degtinę, kaip juoksimės, pamatysit. Bet, žodžiu, užduosim jums rūpinimų klausimų. Tai va taip. Ir galiu užeiti, Mariu. Sveikas, Mariu. Sveiki. Labas, turim šiandien barą. Bubble Tower. Taip, tai labai smagu, kad atvykai čia į Palangą, pas mumis iš Kauno. Ir tik klausimas labai paprastas, kaip laikas Bubble Tower? Puikiai laikomės, laukiam sezono ateinančio. Daug turit užsakymų. Ruošiamės jėgas, turim daug, bet dar norėtųsi. Dar nori. Nu, dar man atrodo. Kai visą laiką noris, niekadagi neužtenka. Bet šiaip iki kada eina užsakymą, turbūt net ir vasarą būna. Baras kitą savaitę, yra paprasčiau, kad būna taip, kad kai tu sakai, kad kitą savaitę.
Šis sausis labai parodė, tai savaitę prieš ir iš tikrųjų vakar užsakė penktadienį. Taip, Tai tokie, o vasarą, aišku, kartais jau būna, kad negalim. Kiek turit barų? Perks. 12 šiai dienai galim išvažiuoti, bet optimaliai stengiuosi priimti 10 užsakymų į dieną, kad jeigu kažkas atsitiktų ČP, kad būtų kas pakeičia. Jo, Bet maksimumas yra 12. O kiek metų dirbat? Rinkoje su šitu projektu 7, o aplamai su vestuvėm 10 metų. O man taip atrodo, kad dar ilgiau jūs dirbat. Nes mes pradėjom nuo šampano piramidžių ir paskui atsirado poreikis barui, pasidarėm 1, o dabar jau turim 12. Taip. Ok. Tai turime čia tie, kaip tu sakai, apie 10 barų. Daug būna tokių dienų metuose, kai 10 barų yra išvažiavę. Praktiškai visi savaitgaliai. Aš irgi manau, kad... Ne visi taip, 90% savaitgalių, kad važiuoja po 20. Bet šiaip, kad pavyzdžiui, gauti ar ne jūsų barą, kada toks optimaliausias laikas būtų užsisakyti, tarkim, vasaros ar ne šeštadienį, kur tikrai... Metai prieš. Aišku, yra tų datų, jau matau, kad 26 bus 6 kažkaip jau. Nes jau turiu po 2 rezervus šiai dienai, tai... Sako 6. Tos dienos išsproksta, kurios populiarios. O šiaip tai metai prieš rekomenduočiau, nes būna, dabar yra tokių datų, į kurias jau rašo ir jau nebeimu užsakymų tiesiog. Taip. Ok. O yra gal toks terminas, kur dar nerezervuoji? Pavyzdžiui, aš tu rašyčiau dėl 27 arba dėl 28 metų. Tikrai ne. 26 prašyčiau, kad parašytų, nes nežinia, kaip pasisuk gali viskas. Gal persiorganizuosim ir tapsim renginių vedėjais ar planuotojais. Fotografais ar dar kažko. Taip. Kas galbūt per tos 7 metus, 7 metai gal didelis tarpas, bet kas labiausiai galbūt pasikeitė tai kultūrai mobilių barų tavo paties požiūrį? Patys žmonės tampa edukuoti labiau, nes būdavo anksčiau vis tiek reikia daugiau to gryno alkoholio, nes nori ten dėdė Jonas ar kažkokia teta gerti gryną, ar ten pusbrolis kažkoks, tai dabar mažėja tas gryno alkoholio suvartojimas, daugėja kokteilių išgerimas, taip pat keičiasi pačios kokteilių rūšis gal labiau, nes Long Islandas būdavo prieš kokius 5 metus būtinai, dabar gal iš 10 vestuvių vienose reikalingas. Tie stiprus kokteiliai nueidinėja, kai aš sakau, nuo piedestalo, o daugiau geriami lengvi kokteiliai. O koks būtų tavo toks top 5 kokteilių, ką tu rekomenduotum turėti, ar ne? Nes būna tikrai klientų, kur jie neturi tų savo kažkokių ir jie klausia, kas tiesiog yra įnamiausi tokie top 5. Tai šiai dienai špricas, kaip visą laiką, Pornstar Martini, kokteilis su džinu, 1 kokteilis su romu, ten Cuba Libre arba Mojito, čia tokia klasika gal labiau, ir su viskiu, Old Fashionas arba Whisky Sour, nes vyrai mėgsta, kažkas nori stipresnio to kokteilio, arba, kad negert kaip alternatyva gryno alkoholio, tai gaunasi kokteiliai su viskiu. Taip. O yra koks kokteilis, kur, nežinau, ateina arba vis matai, kad dažniau kreipias, bet galbūt seniau jis buvo šiek tiek šešėlyje. Dabar vėl ateina banga kokteilių su limoncello likerių, ten Italijoje užsienį jau populiaru, pas mus yra, mes pernai turėjom gal 2 kokteilius į meniu, šiai dienai jau turim 6 įsitraukę, tai matau, kad kai sudarinėjau meniu kitam sezonui, kad jau žmonės renkasi. Tai ateis. Kad iš čia ir atėjo ta mada iš Italijos. Bet prieš kiekvienus metus, aš kaip tavęs klausant suprantu, kad tu vis keiti meniu. Yra baziniai kokteiliai, klasikiniai yra, kurie jau daug metų važiuoja, tai jų nekeičiam, bet kažkiek atsinaujina, matom pardavimus ir kažkas nėjo, pernai yra, išsibraukė, kažką
nauja ir iš tų naujų kažkas gal užsikabina, kartais neužsikabina. O jeigu, pavyzdžiui, nėra pas jūs, gal nėra tai buvę, bet tarkim, kažkas kažkur tenai gėrė kažkokį kokteilį ir būtent šito nori. Prašau visą laiką, kad bent atsiųstų, kas ten, kokie ingredientai, arba bent pavadinimą, nes kartais pasako, mes ten gėrėm kivių kokteilį. O ten pasirodo ne kivių kokteilis, o tiesiog buvo su laimo sultim ir žalios kokteilis nudažytas dar su pliuku rasavo. Bet, žodžiu, turiu omeny kažkokie išmislai, ko nėra pas jūs meniu. Mes galim padaryti, jeigu ten logiškai sueina ingredientai ir ten kartais pasibandom, ar tikrai skanu. Nes gal tik tai jaunieji geria ir būna kartais, jaunieji įsirenka pagal save, o svečiai negeria tų kokteilių. Taip, tikrai. Tai visą laiką komunikuoji, bandai paaiškinti, kad ne jūs vieni, tik tai šventė, kad ir jūsų šventė, kad ir svečiai ir apie nealkoholinius turbūt reikia. Nealkoholiniai, taip. Ar irgi, kai per tos 7 metus, nuo 3 kokteilių iki 12 kokteilių sąrašas prasiplėtė nealkoholinės, žmonės prašo alternatyvų alkoholiui, tai net turėjom vestuvės be alkoholio. Aišku, jos trumpesnės buvo, bet tai yra irgi toks naujas trendas, nes ir tarp alkoholinių gėrimų atmainų yra, kaip pavadinkim, yra romas nealkoholinis, žinas, aperolis, putojantis jau ir paprastas vynas nenustebinsi, viskis tas pats yra ir ta pati degtinė nealkoholinė. O, net nežinojau. Čia kur? Tai čia ne vanduo yra. Ne, toks įdomus poskonis. Degtinės, nepasakytum, kad ten... Degtinės skonio vanduo. Degtinės nesijaučia. Į tą rinką tas toks nealkoholinis, norėjau sakyti, nealkoholinis mobilus baras. Minimaliai, bet kažkada tai gal bus ir trendas po kažkiek tai metų daug. Bet pakol kas dar Lietuvoje. Čia, kaip žinai, nebemadinga rūkyti, tai gal ir gerti kažkada nebebus, žinai, madinga. Rūkyti nemadinga, bet trūko ten tuos, nežinau, skyščius kažkokius. Gerai. Dabar toks klausimas, kurio dažnai klausia jaunieji. Ar jūs superkate alkoholį patys visą ir ar gali jaunieji, jeigu nori ten pigiau, patys žino, kur gal patys susipirkti? Gali susipirkti patys, bet aš visą laiką rašau rekomenduotinų brandų arba firmų gėrimus, kurie patrinkti. Taip. Arba galime supirkti. Man tai, kai aš sakau, realiai didelio skirtumo jokio nėra, kas perka, kad svarbu barmenai atvažiavę turėtų iš ko daryti. Taip. Dažnai pasitaiko tokiuose atvejuose, kad kai jaunieji supirkinėja gėrimus, kad dar reikia liudininkui važiuoti krautuvę. Kartais būna. Arba sultis netas, arba likeris koks netas nupirktas, tai aš net, kai rašau jau paskutinį tą laišką, jei kažko neradot, parašykit, netidėkit paskutiniai minutiai. Taip, nes tai... Aš atsimenu, per savo vestuves net tą martinį negroninį nupirkau ir, ką žinau, martinį da martinį. Tai pirkau Bianco, reikėjo Roso. Tai va, būna irgi taip. Savo patirties aurimas, žinau. Kad kažkas kažką ne tą nuperka, ar ten kreminį likerio, kai reikia paprasto, nes nesigauna kokteilis. Gerai, dabar dar norėčiau apie tą gryną alkoholį, nes vis dėlto dar vis egzistuoja tai, kad žmonės nori. Kaip pasiskaičiuoti, čia yra toks alinantis klausimas, kur nėra tokio tikslaus atsakymo, bet gal tu turi kažkokią formulę, kaip pasiskaičiuoti gryną alkoholį, kiek jo reikia, to stipraus, nestipraus, kaip jūs barmenas? Tokio, kas liečia, kaip pavadinkim, tą alkoholį ant stalų, kur ten pasipilsto ar ateina prie baro, tai irgi, kai tu sakai, nėra tokios formulės vieningos, bet į valandą galim skaičiuoti, kad vieną dozę stipraus alkoholio išgeria žmogus, tai 50 ml, tai 8 valandos, apie 400 ml, tai pusę litro, 300 ml turėtų būti skaičiuojama. Bet čia gali būti labai didelė paklaida, nes kitas ten, nežinau, dėdė ar kažkoks pusbrolis, kuris išgeria tikrai daug. Tai aš visą laiką jauniesiams sakau, aš rekomenduoju tokius kiekius,
O jūs jau, sakau, įsivertinkit, kad jeigu ten prie to stalo sėdės kažkokia kompanija, kurie tikrai daug išgeria, tai pasididinkit tos skaičius. Putojančio vyno irgi taip apie pusę butelio ar vyno vakarų. Taip. Vasarą, aišku, ten to vyno gal minimaliai išsigeria, bet prie vakarienės labiau. Putojantis ir vat, stiprus viskis degtinės. Visą laiką siūlau 2 opcijas balto alkoholio, tai degtinė. Taip. Ir rudas tai viskis arba brendis, bet jau nemaišyt, kad būtų ir brendis, ir viskis, tada žmonės absoliučiai pasimeta ir lieka ten to pradaryto alkoholio. Taip, kuo mažiau opcijų tiesiog palikti. Gerai, o dar vienas yra klausimas, kuris kankina labiausiai jaunuosius. O kaip pasiskaičiuoti biudžetą alkoholio? Gal yra kažkokia suma? Tokia plius minus, kur asmeniai, žinai, kaip maistą gali asmeniai pasiskaičiuoti, taip ir... Aš skaičiuoju maždaug nuo 16 iki 25 eurų žmogui. Tai įtakoja pačių kokteilių rūšis arba ingredientai. Ir, kaip visą laiką klausiu, ar jūsų kompanija mėgsta pašvęsti. Tai jeigu mėgsta pašvęsti, tai jau tada ir minimali suma nebus, jeigu su standartiniais kokteiliais. Tai vat reikėtų orientuotis nuo 16 iki 25 eurų. Aišku, jeigu didesnė kompanija būna, kartais ta net ir samata mažėja, nes kartais reikia mažiau likerio, pavyzdžiui, taip, mažai kompanijai irgi reikia ten 2 tų butelių likerio, o 30 žmonių ir 50. Taip. Bet jau dalinant ar žmonių, tai kaina sumažėja 50, kai dalini. Taip, o turiuomenį, kokios yra, nes žmonės galbūt dar akcentuojasi, kad pas mus čia galbūt mažai žmonių, mums gal to nereikia. Kokie yra, nežinau, ten mažiausi renginiai arba mažiausios šventės, kur yra dalyvavęs jūsų mobilus baras? Ir galbūt didžiausias, nes apie didžiausias mes dar kalbėjom užkulisį, bet va, tokios mažiausias, didžiausias, kad žmonės suprastų, nes aš esu buvęs ir su jūsų baru, kai ten yra 18 žmonių ir puikiai viskas tiko, bet... Mažiausias turėjom 14 asmenų ir tikrai galiu pasakyti, kad šventė buvo pavykus, nes jaunieji darė šventę savo. Jie iš pradžių labai pergyveno, nes ten vos nes kas savaitę mažėjo tas žmonių skaičius, iš tikrųjų drastiškai nuo 50 sumažėjo. Tai čia buvo turbūt karantino? Ne, čia jau buvo po karantino, bet ne, jau čia buvo 23, jau buvo praėję. Tai jau praėję, nes po karantino. Bet turėjo ką kolektyvas veikti, nes visi norėjo švęsti, tiesiog šventė. Taip. O didžiausios vestuvės, jeigu taip pat grinai, ne įmonės, tai 120. Bet čia labiau vyksta gal Vilniaus pusėje tokie, jo, taip. Kaip čia pasakyti, renginiai, vestuvės. Vilniečiai mėgsta. Daugiau. Kiek jie tikrai yra tikri Vilniečiai. Netikri Vilniečiai. bet tokiu atveju, aš kaip supratau, jūs irgi pristaikot, nes tokiam skaičiui žmonių galbūt jau važiuoja nebe vienas baras jūsų. Ne, tada važiavo dviese. Du barai. 2 komandos važiavo. O komandos daro? 2 asmenys, tai 4 važiavo ant 120. Šiaip iki 70 žmonių užtenka 2 barmenų, bet aišku, priklauso irgi nuo kompanijos. Jeigu labai mėgsta baliau pašvęsti, pabalevoti, tai gali pritrūkti ir tų 2 barmenų. Taip. Kartais būna, kai aš ir pats važiuoju, ta mažesnė kompanija duoda daugiau darbo negu didesnė kompanija. Nes jeigu žmonės švenčia, tai būna ir ten viršvalandžiai iki 5 ryto su mažesnė kompanija. Beje, apie viršvalandžius kalbant, šiandien kaip tik mūsų tema, kita tema yra apie viršvalandžius. Tai apie viršvalandžius labiau gal apie tai, kad žmonės į biudžetą pamiršta įtraukti tokius dalykus kaip viršvalandžius. Tai tiesiog... Dažnai, ar ne, žmonės prasitesinėja ir dar galvoja vietoje, ar čia bus tų pinigų tam dalykui, ar ne. Tai turbūt pas jūs kaip ir pas visus. Ar yra kažkoks kiekis valandų nuo kelių iki kelių, ta prasme, kiti barmenai, ar ne? Standartiškai 1 valandą arba 2, ten su tam tikrom, kaip pavadinkim, išlygom. Jeigu vėliau prasideda ta šventė, tai 2 ir vat nuo 2 ar nuo 1 papildomai ta valanda kainuoja. Kartais... Ar išduosi kiek papildomai valandą? 100 eurų. 100 eurų, ar ne? Standartiškai 100 eurų. O kiek, pavyzdžiui, kad pasiskaičiuoti jauniesiems, iki kelintos valandos vidutiniškai prasitęsia?
Nes tų pratesimų tikrai būna. Įvairiai, bet toks vidurkis gal valanda 2. Nu, aš sakyčiau, iki 3. Iki 3. Kitą kartą būna taip, kad net nereikia, bet dažniausiai būna, kad reikia. Taip. Nes dažniausiai būna man tas toks ratas viso to, kur jau baigi programą ir tada atsisveikinęs su jaunaisiais, jauniai tada iškart iki baro prasitęs. Taip, didžėjų prasitęs, tada atsisveikinęs, nes jie yra, dar pabūsit, toliau baliavojam. Švenčiam. Taip. Nu, tai nes kitiem atrodo, kad prieš šventę, kad nereikės, bet kaip sakant, kai tu linksminės, tai tada tas noras yra. Kitaip atsitinka. Ir aš dar pabaigai paskutinį klausimėlį tokį, nebent tėvėtų dar turės ką paklausti, tai kokias dar ekstra paslaugas siūlo Bubble Tower, nes, sakai, pradėjot nuo piramidžio, ar dar piramidės yra jūsų krepšelį? Turime ir kaip be keista atrodo, rinkoje daug metų, bet dar jos populiarios važiuoja. Ir dar galime suteikti žemo rūko paslaugą. Čia jaunųjų šokiui. Taip. Nu, tai ką? Tai ačiū Mariu, nekankinsim Sergiją. Marius kankinasi nuo slogo šiandien, tai išleisim Mariuką gydytis namo. Ačiū labai tau, tai linkiu, kad sezonas užsipildytų tiek šitas, tiek kitas, kad plėstųsi jūsų barmenų komanda ir kad būtų švenčių. Kad būtų tų švenčių. Kad būtų švenčių ir mums, ir jums. Ačiū, kad pakvietėt. Taip. Ir iki kitų kartų. Iki kitų kartų, man. Pakalbėjom su Marium apie Bubble Tower, išsiaiškinom. Taip, apie ką mes geriam. Taip, apie nealkoholinę degtinę. Žinai, kas yra nealkoholinė degtinė? Žinai, kur, pavyzdžiui, netyčia įsipili į stiklinę vandens, į ten buvo degtinė prieš tai. Aš manau, kad tai gali būti nealkoholinė. Galim užpatentuotą, žinai, kur tuščius degtinės butelius tiesiog prilisi vandens. Mariau, duok ženklą, kad tai yra tai, ką aš ką tik pasakiau. Panašiai. Aš sakau, čia kaip su alu, žinai, nealkoholinis alus, tai yra, kai atidarai alaus butelį, laikai savaitę ir tada, gerai, ne savaitę. Supratau. Aš negalėjau būti planuotoju, įvetai, palikim bairis irgi šonę. Tai va, gerai, o dabar pakalbėkim apie kitą mūsų temą, kurią mes irgi norim paliesti. Taip, apie tai, ką jaunieji dažnai pamiršta įsitraukti į biudžetą. Aš tai dažniausiai pavadinu savo biudžetinėse lentelėse, kad papildomos išlaidos, tai kas tai yra tos nenumatytos papildomos išlaidos. Tai kaip ir prieš tai kalbėjome su Jonu, kad papildomos išlaidos ar ne gali būti raideris, ko dažnai taip nenumato. Su Marium kalbėjom papildomos valandos, viršvalandžiai. Taip, papildomos valandos viršvalandžiai, tai čia ne tik baro, bet ir didžėjus ar ne. Tai jeigu prasitęsinėjame ir turime dar grupę ir tą techninį aptarnantį personalą, tai dažniausiai ir tą techninį aptarnantį personalą dar reikia prasitęsti, todėl kad atvažiuoja šviesus ir taip toliau ir nesinori, ne, kad ten nuo 12 pradėtų ar nuo 1 visi tą aparatūrą susirinkinė, tai, tu irgi ar nesi dirbęs tokiuose vestuvėse, kur yra grupė ir kaip dažniausiai daro žmonės. Taip. Tas variantas pasitaikantis. Kas dar? Aš žinau, ar pasitaikantis, nes tu čia tik taip atsakei, neišplėstai. Tai gerai, kas daugiau? Aš manyčiau, kad dar, bet čia be planuotojai, neįsitraukia žmonės į sąmatą kūro tiekėjam. Taip, Kūro tiekėjam šito neįsitraukia arba pasiskaičiuoja kažkokią savo formulę, nes bijo paklausti. Čia kažkodėl. Taip. Šiaip pagal sutartyje, jeigu yra nurodyta, kad plus kuro išlaidos, kelionės išlaidos kažkokios, tai ypač jeigu jūs Nidoje švenčiate, tai dar ir papildomai bus visi važiavimai, keltai. Tai čia, ta prasme, čia yra daug daugiau tų išlaidų. Labai dažnai dekoratoriai irgi neįsiskaičiuoja kuro, nes dekoratorė, nepamirškim, atvažiuoti turi ar ne į vietą ir dar kartą atvažiuoti, nurinkti dekorą. Tai tada dar kartais atsiranda papildomos išlaidos, kada yra samdomas maitinimas, kažkokia tai įmonė, kuri tiekia maitinimą, tai personalo nakvynė.
Tai čia nėra toks labai dažnas atvejis, tačiau Man reikėjo klyną sumažinti. Ką tik gavau klyną sumažinimo. Aurimas gavo pastabą, kad... Dėl klyn, taip turi sėdėti. Kad taip turi sėdėti? Jo, Nu, taip davai, turi susės, kaip taip, tu turi taip, normaliai man atsisėsti. Taip sėdėsi? Man nabagėlis toks. Ir visą laiką taip darysiu, kai kalbėsiu. Čia ne nabagėlis, čia jau biški bijau. Tai aš manau, kad žinai, ko neįstraukia dar. Tu paminėjai apie nakvynę personalą, jeigu tai yra maitinimas. Taip. Aš manau, kad kartais poras neįstraukia maitinimo personalo. Taip, maitinimo personalo. Tokio, kur gauna sąskaitą iš vietos, kuria paskaičiuota 50 karštų ir tada, sakai, pas mus buvo 46. Ai, tai palaukit, sako. Vedėjas valgė. Didžiai, dar valgė. Vedėjo ta komanda iš 5 žmonių. 4. Valgė. Vau. Valgė. Ko dar neįstraukia? Tai... Fotosesijos mokamos įvairiose vietose, tai būna tikrai viešbučiai, kai kurie ima mokesčius už fotosesijas, jeigu jūs ten nenakvojat, jeigu ir nakvojat, kai kurie viešbučiai ima į dvarus įvažiavimai. Va čia irgi kelios nuotakos parašė, kad Palangos parke privažiuoja su dviračiu, surenka mokestėlius tokius. O dabar aš noriu tavęs paklausti, kiek, pavyzdžiui, jauniesiems rekomenduoja, pavyzdžiui, ar šventės dieną rekomenduoja turėti grynų pinigų? Šiaip rekomenduoju. Ir kiek? Aš negaliu sakyti, kad jie turi turėti, nes viską reikia pavedimu daryti, bet kad tiesiog, kodėl grynus aš patariu turėti. Nes Palangoje tai tas skaitytuvo tikriausiai su savimi nesivažinėjant. Jo, turi, ne? Ten kaip tik su... Išmanus dviratis, minėjo. Jo, bet kokia esmė yra, kad geriau tą vakarą atsiskaityti ar ne, negu tenai paskui, žinai, tu ten buvai ne formoje, tam tikroj formai, kada tu prasitęsi barmenus nuo 3 valandos iki 5, ne? Ir geriau iš karto atsiskaityti, tai pasižymėti, negu kad paskui atsiųs tau neaiškę sąskaitą, jeigu jūs samdysit kažkokius neaiškius tiekėjus, neperplanuotus ir taip toliau. Man buvo pernai toks įdomus nutikimas, juos tai turėjom vestuvės Anykščių ir po programos atėjo jaunikis, atsiskaitė su manim. Jis buvo jau šventinės nuotaikos ir mes likom netoliese nakvot ir palikau aš ten kažką iš daiktų juostui ir atvažiavau pasiimtų daiktų, man jaunikis nusileidžia ryte, pasilabint, sako, palauk, aš taip noriu atsiskaityti. Sakau, kaip ir atsiskaitėt? Ne, neatsiskaičiau. Ir jis, sakau, tai kad atsiskaitėt. Ir vėliau įsiaiškinom, kad visgi atsiskaitė. Bet man nebūtų trukdę, bet būtų vėliau. Bet žmogus sako, aš tiesiog bijau, kiek aš išleidau tiesiog pinigų tą naktį. Taip. Šiaip būna tikrai. Dar koks irgi gali būti dalykas, šiaip gal nėra Lietuvoje tai populiaru, bet iš užsienio, kada atvyksta jaunieji, užsienyje yra labai populiaru duoti arbatos visiems. Tai čia ir apie padavėjus ar nekalbu ir apskritai yra buvę pas mane tikrai jaunųjų, kur jiems atrodė normalu visiems duoti arbatpinigių. Tai čia irgi galima ar neįsitraukti. Tai... Lietuvoje mūsų arbatpinigiai yra šakočių ir torto. Ir grybukų. Ir grybukų masalos. Bet šiaip geras dalykas, nes tu važiuoji. Taip, prie kavos atsilaužti tą šakotį, man iš tikrųjų visai faini. Aišku, ir ta arbata, jeigu gaunat, visada yra, žinai. Pinigėlį irgi, žinai. Tiesiog, žinai, kas yra? Pas mane dažniausiai ateina, kada aš ryte atvažiuoju ir tikrai ne vieną kartą yra buvę taip, kad jaunieji sako, žinai, mes manom, kad tiesiog tu padarei daugiau nei tau priklauso. Tai kad tu man perduotum pinigėlį ir neperdai ir niekart negavau. Neklausykit jūs jo. Jaunieji sako. Žmogui blogai, vešime mes šitą žmogų, tu važiuosi ne į Vilnių, važiuosim į psichiatrijos kliniką, tiesiog pasitikrinti. Iš Viekšno aš ten turiu visokių pažįstamų. Jeigu kam reikės, kreipkitės. Tai kiek reiktų nusimatyti tų papildomų išlaidų, aš sakyčiau, kad nuo 500 iki, čia priklauso nuo to, kur švęsti, jeigu Nidai,
Tai nusimatykit kokį 1500. Bet šiaip pagal vestuvių apimti pačią ar ne pagal biudžetą, tai reikėtų, kokį 5 procentus bent jau. Turime prie nuo sąmatos pirmos, 5 procentus. Jo, tiesiog plus 5 procentėliai nuo pilno vestuvių biudžeto. Kažkas tokio, sakyčiau. Tai ką? Tikiuosi, kad jums šiandien buvo linksmas mūsų atgestas su linksmu Aurimu. Grįžtam mes į podcastėlį. Taip. Labai smagu. Pasirodysim, manau, dažniau. Taip, dabar reikės dažniau jau. Taip, tai jeigu turite, nežinau, kokių klausimų, tai drąsiai Arba kreipkitės. temų, kaip šitos buvo Taip. pasiūlytos temos. Mums visada labai fainai yra, kai mūsų žiūrovai prisideda prie podcast'o kūrimo, siunčia visokias istorijas. Tikrai siūskit mums visokias istorijas, kurias mes galėsim išnagrinėti, nuspręsti, kas kaltas, kas nekaltas ir panašiai. Taip. Mes už jūs nuteisim. Taip, o dabar mes turime vežti Aurimą. Važiuoju. Aš į Vilnių važiuoju į renginį. Parašysiu komentaruose, kaip sekės vest ir ką. Smagaus visiems pučiam žvakutes ir ką. Gražaus jums tos dienos, vakaro, ryto, Jau dienos, seniai kada žiūriu. nebefilmuoja. Gerai, iki.